Kodėl jaunimas turi balsuoti? Pirmiausia, vien todėl, kad jiems teks perimti visą patirtį, įsitraukiant į politiką, įsitraukiant į savivaldą, kuri yra arčiausia jų. Todėl kiekvienas žmogus, kuris nori tvarkyti savo aplinką ar daryti ją įtaką, jis turėtų tai padaryti, mums žinomais demokratiniais būdais ir ginti savo vertybės, ateinant ir balsuojant. Jaunimui verta balsuoti, nes jie turi teisę į savo politinį atstovavimą ir galimybę dalyvauti demokratinėme procese, lemiant savo ateitį ir visuomenės kryptį. Taip pat balsavimas leidžia jaunimui išreikšti savo nuomonę ir prisidėti prie pokyčių, kurie atitiktų jų poreikius ir interesus. Jaunimas turi unikalių požiūrių ir problemų, kurios gali būti atspindėtos politinėje veikloje. Bet to balsavimas padeda jaunimui išugdyti pilietiškumo jausmą ir suprasti, kad jų nuomonė turi svarbą. Leute sollten wählen, weil ihre Stimmen die Zukunft und die Politik ihres Landes direkt beeinflussen können. Jo, manau, kad jaunimui yra būtina dalyvauti rinkimuose ir balsuoti, dėl to, kad jie yra jau subrendę ir jie būtent subrendę jau yra laisvos Lietuvos santvarkoje. Ir kai jaunimas nedalyvauja rinkimuose, dažnai būna tiesiog iškreipta tautos valia ir neatspindima jaunimo interesų, tai dėl to jiems, manau, yra būtina dalyvauti rinkimuose. Jaunimas turi unikalias perspektyvas ir prioritetus, kurie ženkliai skiriasi nuo vyresniųjų kartų prioritetų. Todėl balsuodamas jaunimas įtakoja politinius sprendimus, kurie tiesiogiai liečia jų ateitį, tokie kaip, pavyzdžiui, švietimo reformos. Young people should vote to ensure the chances for their future as well as help their thoughts and their feelings be heard by those in power.